Gerbiamas Vytautai, šių dienų aktualija su buvusiu meru Remigijumi Aču, tokia kaip šiokia tokia kova, vyksta tarp jūsų ir dabar tiesiog gal priminkite, galbūt kas primiršo, nuo ko prasidėjo visi šitie nesusipratimai, kivirčai. Nuo ko kas prasidėjo, tai turbūt gal jau laiko nemažai praėjo, bet tie įvykiai buvo gan plačiai nušviesti tuo metu, kai jie įvyko. Tai yra 11 metais, rugsėjo 29 dieną, Lopšelio darželėje Liepaitė, darbuotojų kolektyvas bandė įsteigti darbuotojų atstovybę. Buvau pakviestas po darbo į tokį susitikimą su darbuotojais ir jie tiesiog norėjo pasikonsultuoti, nes prieš tai bandė įsteigti darbo tarybą. Ir jiems nepasisekė ten dėl vienų ar kitų priežasčių. Aš tiesiog kaip profsąjungos atstovas pasiūliau geresnį variantą, mano galva, turinti daugiau galimybių ir teisių profsąjunga mūsų įstatymais. Ir pavyko įtikinti ir nedelsiant tą dieną, tą vakarą buvo pradėtas pildyti protokolas, jau vyko steigiamasis profsąjungos susirinkimas. Ir tuo metu, bepildant tą protokolą, atėjo tuometinis meras Ačas, lydimas administracijos direktorės Ložytės ir dar vienos darželio darbuotojas. Na ir tie įvykiai, jau tos detalės, kas tenais buvo, kas ten filmavo, kas ką darė ir taip toliau, buvo plačiai nušviestos spaudoje, ypatingai galima rasti Raseiniškyje, kas nori, tos įvykius pasižiūrėti. Tai todėl nenoriu aš į tas detalės ir toliau, kaip sakant, jų komentuoti. Na, o čia, kaip jūs įvardinot, tas aktualijos paskutiniai įvykiai, tai yra, prokuratūra generalinė paprašė Seimo, kreipėsi į Seimą dėl Remigijaus Ačo neliečiamybės panaikinimo, susiję su tuo, kad yra paduotas skundas dėl 155 straipsnio, kuris yra įžeidimas. Tai yra susijęs su tokiu, incidentu, kuris vyko 12 metų Vyriausios etikos komisijos būstinėje. Tada buvo nagrinėjimas irgi tas būtent įvykis iš privačių ir viešų interesų derinimo įstatymo, požiūrių, ar Remigijus Ačas čia ko nors nusikalto ar ne. Tuo metu, būtent tą minėtą dieną, Vyriausioji etikos komisija buvo palanki mūsų pusėje, nusprendė, kad jis pažeidė 13 straipsnį pirmą dalį, tai yra naudojasi savo galiomis ir įtakomis ir tie jo veiksmai, iš tikrųjų nusižengė tam įstatymui. Na, galbūt to pasekoje, TV3 žinių žurnalistui, komentuodamas tuos įvykius, tuometinis meras Ačas teigė, kad aš profsąjungos pirmininkas esu melagis ir ligonis. Aš čia dabar tiksliai nepasakysiu ten tiksliai to sakinio, kaip ten yra. Mes suformulavome, aišku, skundę. Mums pasirodė, kad tai yra įžeidimas. Labai trumpas straipsnis, 155, kas yra įžeidimas. Perskaičius, mums pasirodė, kas tai yra akivaizdu. Tuo labiau, kad yra įrašas ir parodytas per žiniasklaidos priemonę. Ir tas toliau veiksmas rutuliojasi 1,5 metų, kaip matote, mums atrodytų, ko daugiau reikia, yra įrodymas, įrašas, mūsų nuomonė yra įžeidimas, gal kitos šalies ne. Ir susitinka dvi pusės, o teismas įvertina ir nusprendžia, kaip ten buvo. Mes to ir laukiam visą tą laiką. Kol dar buvo meras, posėdžių buvo, bijau pasakyti, reikėtų pasižiūrėti tą statistiką, daugybę tų posėdžių. 3, 4 ar 5, aš bijau pasakyti, buvo nukelti, be abejo, tos pareigos yra svarbios, yra kažkokių tai neatidėliotinų reikalų, pateisinamos priežastys ar ne, mes to neįsiaiškinsim, bet tiesiog tai tęsiasi ilgai. Na, o paskiau, kai jisai tapo Seimo nariu, vėlgi įgijo neliečiamybės statusą. Todėl ta byla taip ir liko neišaiškinta. Niekas prie tų dar įrodymų, kaip sakant, jų iš esmės nepradėjo nagrinėti. Tai va ir visa istorija.
dargi galima, sakykime, paminėti tokį dalyką, kad vyriausiosios etikos komisijos sprendimas buvo apskūstas Ačo ir, kaip sakant, perėjo visas tas instancijas, pakopas ir buvo neskundžiama nutartis jau panaikinti tą sprendimą. Na tai, kodėl aš taip sakau, tai yra teismo sprendimas. Teismas nusprendė, kad jis to įstatymo nepažeidė, minėto 13 straipsnio 1 dalies. Tuo metu buvo nutraukta ikiteisminio tyrimo byla, dėl ko mes dar kreipėmės dėl trukdymo profsąjungai, jau pagal baudžiamąjį kodeksą. Ji buvo nutraukta prokuratūros. Ir teismas tuo rėmėsi ir viskas, mes gerbėme teismo sprendimą. Vadinasi, jisai viešųjų ir privačiųjų interesų įstatymo tos dalies nepažeidė. Tai yra konstatuota. Ir daugiau mes nesigilinam tuo klausimu. Tai lygiai taip pat laukiam teismo pasisakymų ir tuo klausimu. Jeigu teismas tai pasakys, tai gerbsime tą sprendimą. Tik aš manau, kad reiškias ta byla dėl įžeidimo, jinai yra kur kas paprastesnė. Ten reikėjo ir liudininkų, ir apeliacinių posėdžių, ir galų gale pereita visos pakopos. Ir laiko atsirado. Tai vat. Tai jūsų nuomonė visgi ir ta kova nebus kaip kova su vėjo malūnais? Ar tikitės kažką pasiekti? Aš nemanau, kad tai yra čia kova. Aš tiesiog, kaip čia dabar, pamatysim, ar tai vėjo malūnai ar ne vėjo malūnai, kiekvienas gali savaip vertinti tą dalyką. Nu, gal ir neįvykstas, reiškias, posėdis lemiantis, aš nežinau. Tiesiog laikas parodys. Čia yra toks irgi principo reikalas, mes taip manome, o kokie rezultatai bus, mes pasižiūrėsim.